Labas vakaras. Vilniaus Rytas pergalingai debiutuoti prie naujos komandos vairo stojusiam Laimonui Eglinskui neleido. Strategą pakeitusi Juventus ekipa Lietuvos krepšinio lygoje pralaimėjo jau 11 kartą iš eilės, o laimėjusios sostinės komandos treneris Giedrius Žibėnas varžovus lygino su sužeistu žvėrimi. Jei praėjusį sezoną Utenos Juventus ekipa pasipriešinti varžovams sugebėdavo, šiemet vaizdas aikštėje absoliučiai kitoks. Komanda tarsi ir žaidžia, kartais atrodo neblogai, bet rezultatai tikrai tragiški. Pakeičia uteniškiai strategą, bandoma gaivinti komandą, bet panašu ir tai nepavyksta. Šalies pirmenybėse pralaimima 11 kartą iš eilės, o paskutinę nesėkmę išrašo Vilniaus Rytas. Tai čia tas sužeistas žvėris, to talento yra, tos kokybės tikrai gali gauti ta komanda. Ir jeigu tai buvo labai pavojingos rungtynės, jeigu mes rungtynių pradžiai būtume jiems davę tų pigių taškų, tų gerų tokių metimų spotapų, kur jiems tikrai ta laisvė būtų atsirišus, žinom, kad energijos duoda naujas treneris, tai labai pavojinga žaisti prieš tokią komandą, kuri yra su tokia pralaimėjimų serija. Juventusas sutriuškinamas 22 taškais, o Kęstutį Kemzūrą pakeitusio Laimono Eglinsko debiutas prisvilęs. Šiandieną Rytas yra kol kas geresni. O ar jie bus geresni ir kokie būsim mes po pusantro mėnesio, pamatysim. Dar turime likusias 5 rungtynės, niekas nėra prarasta. Žvelgiant į Ryto komandą, sostinės ekipos tvarkaraštis itin intensyvus. Po šeštadienio rungtynių jau pirmadienį vilniečiai namuose žais su Šiauliais. Mes treniruotėse negalim treniruoti su kontaktu, nes kas antrą dieną rungtynės, bet yra kaip yra ir turim išsikrauti tokiose rungtynėse kaip šiandien. Sekančios rungtynės pirmadienį turim palikti viską jose. Gana greitai Ryto laukia ir prasidėsiančios FIBA čempionų lygos finalo ketverto kovos, kuriuose Rytas kausis su Roko Giedraičio atstovaujama Tenerife. Finalo ketvertas vyks gegužės 7-9 dienomis Badalonoje.